Šios žiemos šaltuko iki mirksnių sukaušius ežerus ir kitus vandens telkinius atgijo įdomi sporto šaka čiuožinėjimas pačiūžomis. Vienam geriausių Daugiškių čiuožikų Juliui toks sezonas pats maloniausias. Mat gyvendamas šalia didžiulio ežero, jis jau nuo vaikystės leidžia savo laisvalaikį. Aplinkiniai matydavo, kad pas nusivalydavo į sniegą ir to aikštelė čiuožinėjimai prieinama, tiesa. Na taip, nes ledas dažnai užsninga, tai reikia nusikasti. Tai būdavo seniau daugiausia susirinkdavo čia mūsų. Dabar tai jau truputį aprėmė. Tai nepopuliari sporto šaka tikriausiai. Dabar yra kitokios veiklos daugiau. Kas liečia jaunimą, tai kompiuterį ir panašiai, o mes tai tarkim mėgdom pasičiuožinėti. Tai išliko tas pas mane, kad žiemą visada, jei tik yra ledas tvarkingas, tai visada eina. O vasarą tenka pačiuožinėti Vilniuje? Retai, bet kas liečia ežero ledą ir Akropolio ledą, tai nesulyginami dalykai. Niekada Akropolį tokis ledas nebus geras kaip čia ant ežero. Jisai vis tiek būna lygesnis ir panašiai, o ten nebūna tokis ledas geras. Ir vietos visai mažiau. Kiek laiko skiri per dieną dabar? Visai priklauso nuo oro, šiaip kokį porą valandų. Tai yra galimybės, savaitgalis, tarkim, nes prastą dieną vis tiek darbai ir panašiai, tai būna grįžtėjau, būna tamsu, tai nelabai. Seniau tai eidom net ir kai tamsu čiuožinėdom, netgi ir tada, kai būdavo ant ledo vandens. Tai jei griūdavai, tai jau žinau, kad pareisi namo. Šalta dabar? Dabar ne, dabar gerai šilta, saulė šviečia.